Sveiki, šiandienos tema yra pagrindinė 2026 metų tema arba tendencija kiekvienam zodiako ženklui. Tai pagalvokite apie save kaip kažkokio zodiako ženklo atstovą, galbūt kaip jumise tas ženklas atsispindi, ką jis jums reiškia. Na ir panašiai. Ir pažiūrėsime, kokios tendencijos, kokia bendra metų tematika nusimato kiekvienam iš zodiako ženklų. Tai pasirinkite, prašome, savo zodiako ženklą ir pradėsime. Tai pradedam nuo pradžių. Pirmiausia, metų tendencija Avino zodiako ženklui. Tai kokia bendra metų tendencija arba pagrindinė metų tema, kuri bus svarbi Avinui kitais metais. Šiais metais tiksliau. Jau šiais. Na, Avinui tai tikrai nusimato atgimimas. Iš tiesų, jeigu esate Avino ženklo atstovė, šiais metais nepraleiskite savo galimybių. Nepraleiskite savo galimybių. Tikrai atsinaujinimas, atgimimas. Iš esmės, turit galimybę šiais metais pakeisti savo gyvenimą iš pagrindų. Iš tiesų, jums tikrai susiformuos daug galimybių, daug visokių šansų tiesiog savo gyvenimą apversti 180 laipsnių, ta prasme atsibusti pagaliau, pradėti imtis to, ką seniai atidėliojot, kažkokie tai išjudės dalykai, kurie buvo įstrigę. Ten, tarkim, kažkokį projektą užsiiminėjot, darėt, kažkaip atrodė, kad viskas užstrigė, niekas nejuda, viskas taip savo kažkaip tai tarsi nėra rezultato ar kažko tai. Tai tikrai šiais metais turėtų jums šitie visi momentai išjudėti. Tai Avinui tikrai nusimato labai daug permainų į gerą pusę, permainų, kurių seniai jau laukėt, norėjot ir dėl kurių dirbat. Tik tai, kas čia yra labai svarbu? Šiais metais jums manifestuosis ir materializuosis dalykai, į kuriuos jūs jau įdėjot iš anksčiau kažkokias pastangas. Nes 10 monetų yra rezultatyvinė korta, kuris sako, kad ateina lauktas rezultatas. Pabaiga, kažko tai sėkminga pabaiga, užbaigimas, kažkas tai ir kartu su teismo korta. Iš tiesų, sako, kad gausi tai, ko nusipelnei. Gausi tai, ką užsidirbai. Tarsi gerąja prasme, čia gerąja prasme, čia yra jums teigiamos karmos metai. Tai reiškia, kad jūs, jeigu dėjote pastangas, jeigu dėl kažko stengiatės, jeigu kažko siekėt, darėt, namą statėt, verslą kūrėt, santykius kūrėt, dar kažką tai bandėt vaikus susilaukti arba tiesiog kažkokią tai darbą norėjot pakeisti, ieškotės kažkokios kitos pozicijos. Tai į tai, į ką buvo įdėta pastangų, tikrai duos rezultatų ir apvers jūsų gyvenimą tikrai teigiamą prasme, kaip sakant, aukštyn kojom. Tačiau teigiama gerąja prasme, tikrai ne kažkokiu ten, kaip sakant, kad tarsi darai ir nieko negavai. Ne, čia atvirkščiai. Jeigu jūs dėjote dalykai, kuriuos jūs dėjote daug pastangų, jie pagaliau duos rezultatą. Pagaliau užsibaigs kažkas tai. Kitas dar momentas, kas dar irgi gali būti, kad užsibaigs kažkokie ciklai. Tai vienas momentas gali būti, kad dar šiemet, pernai 25 metais, jūs kažko neužbaigėt, dar kažkas liko neišrišta. Tai tie paskutiniai išrišimai ateina. Paskutiniai išrišimai, paleidimai, suvokimai, atsikratymai, kažko galutinis kažko tai
ir tarsi ir atsikratymas, jeigu jums vat, kažkas buvo, tarkim, norėjot kažko tai atsikratyti, nežinau, kažkokio negero įpročio, kažkokių santykių netinkamų, kažkokių tai prisirišimų, kažkokių įsipareigojimų, kur ten visai ne apie jūs. Tai va šitie metai bus jums ir tuo pačiu šitų visų dalykų užbaigimas ir nauja pradžia. Tai kadangi metų simbolis, metų skaičius yra vienetas, tai jisai kalba ir apie tai, kas užsibaigia tam, kad prasidėtų kažkas naujo. Tai štai čia jūsų metų tendencija. Pabaigos kažkokios, kurios turėjo ateiti ir užtarnautas atlygis dalykuose, kuriuose jūs įdėjote daug pastangų, kurių jūs darėt kažką. Jeigu jūs tik tai gulėjot ir svajojot, vat, kad ten kažkas tai būtų, tačiau dėl to nepajudinot nei piršto, tai dėja šitie metai jūsų ir neapdovanos. Jie labiau jūs paskatins tada, pagaliau imkis veiksmų. Galbūt tada čia yra žinutė jums ta, kad pagaliau prabusk tu ir imkis veiksmų. Jeigu nori kažką gauti, tai stokis ir daryk. Stokis ir daryk. Tai va čia dar vieniems, kuriems galbūt to postumio reikia. Kad dar tik tai galvoja, tačiau nieko nedaro dėl to, tarsi nedrįsta, tarsi galvojat galbūt, kad, gal savaime atsitiks, tai ne. O čia yra tas spyris, kur sako, žiūrėk, kelkis, va, jums pučia dūda. Kelkis, išgirsk, pradėk daryti, prabusk, prabudink savo sąmonę, prabudink savo motivaciją, prabudink savo discipliną, užsikurk iš vidaus, eik daryk, nes tikrai įmanoma. Tai va tos pastangos, kurias jūs šiemet įdėsit ir kurios jau buvo įdėtos anksčiau, tikrai bus jums apdovanotas. Tai va štai, Avinui tokia smagi žinutė. Geras, labai linkiu, kad jums taip ir būtų. Taip, toliau, jautis. Kokia pagrindinė metų tendencija arba tema nesimato šiais metais jaučiai? Taip, gerai, labai fainai iš tiesų. Jaučio žmonės ir šiaip yra tokie, besilaikantis vertybių, besilaikantis tradicijų, tokie įsižeminę, šiaip jau turėtumėt būti tokie žemiški žmonės, tarsi daugiau galvojantis apie žemiškus dalykus, negu apie kažkokius transcendentinius momentus. Tai čia vat yra toksai, šiaip žiauriai geros kortos, iš tikrųjų labai gražios kortos ir jos kalba iš tikrųjų apie vertybės. Apie tą žemišką gėrį, tarsi apie vertybės, apie tradicijas, apie jūsų vidinį stuburą, apie jūsų kažkokių principų laikymasi, apie tai, kas jums yra svarbu, apie tai, kas yra jūsų vidinis kompasas. Tai šiais metais jums reikėtų labiau vadovautis savo tradiciniam vertybėm, savo tradiciniu požiūriu. Nes šitos kortos ir sako, tu šiemet pasieksi daugiau, jeigu klausysi savo vidaus, nepasiduosi išoriniam chaosui. Nes jautis labai gerai žino, kur jis eina ir ką jis nori padaryti su tuo. Ir pas jį tokių kažkokių ten labai išvedžiojimų daug paprastai nebūna. Jautis yra labai konkretus ir jaučio žmonės gimę po jaučio ženklų paprastai būna labai faini ir konkretus ir jiems labai viskas aišku ir jie žino, ko jie nori paprastai. Tai kažkaip labiau pasikliauti tom savo vidiniam vertybėm, vidiniu žinojimu, neleisti chaosui išmušti jūsų iš vėžių ir sako, laikykis savo įsitikinimo, jeigu tu sugebėsi atstovėti savo poziciją, tu pasieksi tai, ką nori pasiekti. Karalius, čia yra pentaklių monetų karalius, ir būtent jisai ir kalba apie tą tokią struktūruotą gerovę. Jisai yra teisingas, jisai turi daug ir jisai tuo pačiu yra teisingas. Jis yra išmintingas, jisai teisingas, jisai žino, kam duoti, už ką duoti. Tas toksai tarsi struktūra, balansas, tai šiais metais jūsų tematika ir yra tų vertybių, to savo žinojimo, užsispyrimo išlaikymas.
Būtent, kad nepasiduoti kažkokiam gundimam, nepasiduoti kažkokiam ten chaosam, nepasiduoti kažkokiam įkalbinėjimam, kažką tai būtent dabar keisti. Ne, jeigu jūs norit pasiekti sėkmės šiais metais, tai jums iš tiesų yra vertybių patikrinimo, vertybių išbandymo metai. Ir jeigu jūs tose vertybėse savo tiesoje, taip sakant, išliksit, neleisit jūsų mėtyti, kur kas nori stumdyti, kaip kas ten sugalvoja, tai jūs iš tiesų tą stabilumą ir išlaikysit. Tai tokio stabilumo išlaikymo metai. Iš tiesų laikas pasidžiaugti tuo, kas yra, įvertinti, padėkoti už tai, kas jau yra sukurta. Tai jūsų žinutė šiems metams jaučiui yra tokia. Pasidžiauk tuo, kas jau sukurta ir išlaikyk savo standartus. Nesileisk stumdomas ir neleisk savo norėti kažko kito vien dėl to, kad tau kažkas sako, kad reikia to norėti. Išlik ištikimas savo vertybėms, išlik ištikimas savo požiūrėms, išlik ištikimas savo dalykams, kurie tau yra svarbus. Tai čia toksai yra išlik teisingas, nekritikuok, nesisteng pasirodyti aukštesniu už kitus, tačiau atvirkščiai pasidalink savo žiniomis. Nebijok duoti, kad gautum. Tai štai tokios jūsų šių metų tendencijos. Ačiū jaučiams, kad žiūrite. Tikiuosi viskas jums taip ir bus. Nes labai gražios kortos. Taip, toliau. Dvyniai. Šių metų tendencija arba pagrindinė tema žmonėms, kurie gimė po dvynių ženklų. Po dvynių ženklų. Geras, tokios gražios visiems kortos krenta, jums tik viena krenta. Jums tik viena krenta. Tai dvyniams iš tiesų 4 lazdos, čia toks fainas momentas. Iš tiesų sako, džiaukis gyvenimu. Džiaukis gyvenimu, nežiūrėk ten kažkokių negatyvų, negalvok ten kažkokių blogybių. Džiaukis gyvenimu, gyvenimas gražus, gyvenimas švęsk, gyvenimu mėgaukis. Būk su žmonėms, su kuriais tau yra iš tikrųjų smagu būti. Nepasiduok kitų kažkokiai blogai įtakai, nepasiduok kažkieno tai kito ten vilionėms ir dar kažkam. Tiesiog džiaukis gyvenimu, mėgaukis tuo, kas yra, mėgaukis tuo, ką turi, įvertink, padėkok žmonėms, su kuriais esi ir tiesiog eik per tokią lengvumo prizmę. Žiūrėk į dalykus paprastai. Jeigu iškilo kažkokia problema, nepaversk jos kažkokią katastrofą, chaosu, o žiūrėk į viską paprastai, lengvai. Jeigu šiemet jūs sugebėsit išlaikyti tą tokį pozityvų požiūrį į dalykus, tai tikrai jūsų metai bus labai labai sklandus ir labai labai gražus ir geri. Tai nereiškia, aišku, kad nebus šitais metais kažkokių išbandymų, tačiau jums sako, kad dabar tavo laikas yra pasimėgauti pagaliau gyvenimu. Nustok iš savęs vien tik reikalauti, vien tik spausti, dabar tavo laikas yra pasimėgauti gyvenimu. Tai šitie metai tikrai bus lengvesni, tokie, su tikrai daugiau pozityvo, su tikrai daugiau galbūt netgi kažkokių žmonių sutiksit naujų, kurie įneš to pozityvo, tai būkite atviri ir naujom pažintim. Žinoma, aklai žmonėmis nereikia pasitikėti bet kuo, ką žmonės sako ir daro, tačiau labai didelė tikimybė, kad šiemet jūsų gyvenimą tikrai ateis pozityvių žmonių, kurie atneš jums tokios euforijos, tokio lengvumo, tokio palaikymo, motyvavimo, tokio tarsi gali būti netgi ir taip, kad surasit savo gentį. Toks atrenta, toksai tarsi suradęs savo gentį, atradęs savo šeimą, atradęs tą vietą, kur priklausai. Toksai, to tokio pozityvumo, lengvumo, teigiamų įvykių iš tiesų ir mėgavimosi gyvenimu laikas dvyniams. Tai labai ačiū, kad žiūrite ir tikiuosi, kad jums taip ir bus.
Gerai, toliau vėžys. Vėžys, kas vėžiams šiemet bus pagrindinė tematika arba pagrindiniai kažkokie tai momentai, kuriuos jums reikėtų žinoti, kas čia jums krenta, pasižiūrėkime. Taip. Aha, labai fainai. Sakau, šitie metai turėtų būti lengvesni, daug lengvesni daugumai žmonių iš tiesų. Nes 25 metai daugam buvo labai sunkus, uždarinėjom įvairiausius procesus savo gyvenime, ciklus ir taip toliau. Tai tikrai krenta toks išlengvėjimo, tokios kortos labai geros, labai gražios. Na ir kas vėžiams nusimato būtent 26 metais, tai pagaliau jūs jau laukiate subręstant derliaus. Minčių ramybė, naujos idėjos, naujos pradžios ir pagaliau subręstantis derlius. Tai vat ką jums šitie metai duos, tai atneš yra labai didelė tikimybė, kad bus užbaigti kažkokie projektai arba kaip tik ta mintis, kurią kūrėt, kurią brandinot, pagaliau jinai išeis į eterį, kaip sakau. Pagaliau jūs imsitės tą įgyvendinti. Pagaliau ateis tas ramybės periodas jūsų mintise, kada jūs galėsite tiesiog skirti laiko savo, pabūti, nuspręsti ir atrasti gyvenime naują kryptį. Arba pradėti gyvendinti momentus, kuriuos jau seniai norėjote gyvendinti. Tai vat žinutė yra tokia, kad jeigu yra kažkas, ko seniai norėjai, ką seniai norėjai padaryti, daryk tai šiemet. Daryk tai šiemet, ypač jeigu tai susiję su mokslu, su tobulėjimu, su kažkokiais tai projektais, kur reikalinga protinė veikla. Ypatingai jeigu norėt kažką studijuoti, mokytis, jeigu norėt kurti verslus kažkokius susijusius su mokymu, tobulėjimu, augimu, dvasiniam perspektyvom, bet kas susiję su protu, mąstymu ir visos kitos veiklos. Reiškia, jums šitie metai palaikys tas idėjas, kurias jūs jau seniai brandinate. Tai vat laikas jums dabar vėžiai pagaliau imtis veiksmų, nes tikrai bręsta derlius, kuris turi būti ištransliuotas į eterį. Ta mintis nesupūdykit, nes jeigu ilgai derlius laikomas, žinot, jeigu lauke paliksit daržovės, vaisius, tai jie supus. Jeigu nenuimsit laikų derliaus, tai vat nusiimkit laikų derlių. Vat šiemet yra derliaus metai, kada jūsų seni sumanimai pavirs realybę, pavirs dalykais. Tai vat nesėdėkit rankų sudėję šiemet, nesėdėkit. Iš tiesų, ateis minčių ramybė ir ateis dalykų realizacijai. Tai jeigu norėjote ilgą laiką kažką realizuoti, šitie metai yra jums labai tam tinkami. Ačiū vėžiams, kad žiūrit, tikiuosi, kad viskas bus taip, kaip jums sako kortos. Toliau, liūtas. Taip, kokia bendra metų tendencija arba metų tema pagrindinė nusimato liūtui. Oi. Ir davė, žiūrėkit, vėl 4 lasdos. Gerai. Tik šiek tiek kitokia žinutė, čia buvo jau 4 lasdos kitam ženklui. Oi, esu. Taip. Va, ką jums noriu pasakyti, iš tiesų labai faina žinutė. Jūsų žinutė yra kitokia. Liūtai. Tai liūtams yra taip, kad nustokit liūdėti. Nustok verkti dėl dalykų, kurie tave skaudino. Viskas, užtenka ašarų, pradėk gyvenimą matyti kitom spalvom. Laikas paleisti nuoskaudas, paleisti save iš uždarų ratų, kur esat save įkalinę kažkokiam skausme, kažkokioj nuoskaudoj, kažkokiam graužaty kažkokioj tai. Kažkokiam dar ten negatyvę arba įkalinę mintise, kad jūs kažko negalit, kad va dabar jūs ten kažkas sumenkino, tai jūs dabar tikrai esat niekam tikęs. Ne, viskas. Šitie metai jums sako, išsivaduok iš šito uždaro rato. Paleisk tas nuoskaudas, paleisk savęs ėdimą, paleisk savęs kritikavimą.
gyvenimas yra gražus, spalvotas, šviesus, nuostabus, įvairiapusis. Ir tu būdamas tame savo viduj kažkokiam skausme tenais, net čia ne tai, kad netgi pyktis yra kažkoks, bet kažkokia nuoskauda, kažkoks savęs stabdymas, tarsi, kažkas nepavyko, tai dabar jau niekada nepavyks ir dabar jau jūs viskas visą gyvenimą ir ten kažkaip tai liksit liūdėti. Ne, jums sako, kad viskas, baig, paleisk, spjauk, mesk, viskas, išjausk ir paleisk. Ir džiaukis gyvenimu, kad laikas iš to liūdesio, iš tos tamsos, iš vidinio to tokio sąstingio išeiti į šviesą. Tai tokia jūsų metų tendencija. Paleiskit nuoskaudas, paleisk nuoskaudas, metų skaičius yra vienetas, kuris labai aiškiai sako, paleisk, kad pasidarytų vietos. Jeigu norit, kad kažkas jūsų gyvenime pasikeistų, jūs turit padaryti vietos, suprantat? Jeigu jūs laikysitės įsikibę tam tikrų dalykų, viduj savo kažkokių, įsikalinę save, tarsi tam skausme, tam negatyve, nematyme, nenorėjime, negalėjime, tokiam įsivaizduojamam negalėjime, nes 6 kartai tai yra mintis, kurios mus įkalina, reiškia mūsų pačių susikurti dalykai, kurie mus įkalina. Tai jeigu tame visame sėdėsi, tu praleisi galimybės. Tu praleisi gyvenimą ir atsibusi ir sakysi, Jėzau, kur tas gyvenimas dėjosi? Tai ten prasidėjai tam kalėjime savo sukurtam. Tai mažiau leisti save menkinti, save žeminti kitiems žmonėms, paleisti visokius toksiškus žmonės ir save toj pačioj, taip pat grandinėje, paleisti nuo toksiškumo, nuo savo paties toksiškų minčių, paleisti, palikti ir savo asmenybę keisti. Mažiau, ugdytis atsparumą ten kažkieno tai pasakymam, kažkieno tai mintim, kažkieno tai emocijom. Ugdytis atsparumą. Ir sako, užtenka tau jau čia liūdėti, užtenka būti sąstingyje, dabar tu turi gyventi. Atsiverk, pamatyk, kad gyvenimas yra įvairus. Ir kad jame ne tik tai blogis yra kažkoks skausmas. Užtenka, paliūdėjai, dabar laikas tau gyventi. Tai tikrai išeikit iš to užburto rato, jeigu save kažkur laikot ten pririšę mintise, prie tam tikrų momentų, niuansų, senų žaizdų ar kažkokių tai negerų įvykių, kurie įvyko pernai, tai sako, šiemet tavo laikas yra iš tikrųjų atsiverti pasaulį ir būti tuo, ko tu pats nori būti. Ne ko ten kažkas tave bandė įtikinti, o būtent tai, kas tau pačiam yra svarbu, tai atsigręžti save ir pasirinkti save, ir pasirinkti gyvenimą. Ne skausmą, ne nuoskaudas, nes nuoskaudose galima visą gyvenimą sėdėti, bet nuo to niekas nepasikeičia. Tai būtent šitie metai jums ir yra tas toksai atgimimo, jausmų, atgimimo, savęs atradimo iš naujo, gyvenimo atradimo iš naujo laikas. Tai tikrai jį išnaudokite. Ačiū jūsams. Tikiuosi, tai ir bus. Kas čia jums buvo parodyta, labai graži žinutė. Gerai, mergelė. Kokios pagrindinės tendencijos ar temos nusimato šiais metais mergelėms? Aš irgi žinokit, mergelė. Taip. Irgi labai graži žinutė, tarp kitko. Geras šitas, taip. Taip, labai gerai, kaip čia dabar jums ištransliuoti, tik tais galvoju. Iš tiesų tai yra pusiausvyros metai. Metai atgauti pusiausvyrą, išeiti iš dalykų, kurie laikė pririšę, kažkokios tai priklausomybės, kažkokie tamsus momentai, kažkokie tai negeri įpročiai. Surasti balansą, surasti pusiausvyrą, nepasiduoti į vieną pusę tik tai, kaip jau ten neša, tai neša, tave nuneša, čia mergelių dalykas, ir kai jie įsitraukia kažkur tai daugiau jiems nieks neegzistuoja. Tai šitie metai iš tiesų mergelėms yra balanso atradimo metai. Reiškia, susibalansuos tam tikri momentai, kurie buvo
Nu, jau tikrai nunešė į tamsią pusę, į kažkokius tai ten negerus naratyvus, taip sakant, kažkas gal ir gyvenimo būdė buvo ne visai labai jau ten faina, kažkoks gal nesveikas gyvenimo būdas buvo, ar mityba, ar kažkokių medžiagų pernelik daug vartojot, ar daugiau pernelik labai daug darbe sėdėjom. Nu, vat, dalykas, kuris tarsi sukelia tokią priklausomybę ir įtraukia ir tarsi, nu, vat, gali iš čia išeiti, bet negali išeiti. Kur, va, toks, žinot, darboholizmas koks nors persivalgymas, koks nors perfekcionizmas, koks nors dar gali būti įsitraukimas į kažkokią tai veiklą, kuri tikimą, bet tau nelabai duoda. Tai vat šitie metai, iš tikrųjų šitų metų tendencija yra išėjimas iš to priklausimo pernelyg didelio kažkur tai į balansą. Reiškia, prašviesės jūsų gyvenimas šiais metais, tikrai prašviesės, įsineš šviesos. Mergelėms 25 metai daugumai tikrai buvo sudėtingi, ne tai, kad buvo ten kažkokie sunkus ir ten jau viskas žemės lydo iš pakojų, bet tikrai išbandymų šitie metai praėjo, tikrai padavė ir labai stiprių išbandymų, žmonės, aišku, juos įveikė, bet metai buvo sudėtingi, tempti, sunkus ir 26 ateis šviesa. Ateis balansas, ateis pusiausvyra, ateis šviesa. Tai vat ateis mintis, kad turiu kažką keisti. Nu jau viskas, per daug, aš jau čia savęs neduodu, per daug aš čia aukoju, gyvenimas trumpas. Nu, kam čia dabar to reikia, ne? Nu, reikia ir savo kažką duoti, ir apie save pamastyti, ne tik tai apie kažkokius ten kitus žmonės, arba kitus dalykus, arba kam ko reikia. Bet tai palauk, žinai, ir aš čia kažkoks tai esu, ir mano gyvenimas yra svarbus, ir aš irgi noriu tos pilnatvės, ir pusiausvyros tarp įsipareigojimų, ir vėl kažkokių tenais dalykų, ne? Taip, kągi, pusiausvyros metai, labai gražios kortos. Sakau, šių metų žinutės yra žiauriai gražios visiems iki šiol dar, kurios pasižiūrėjom ženklus, tai superiai. Tai ačiū mergelės, kad žiūrite, tikiuosi, tikrai balansas ir ateis į jūsų gyvenimą. Toliau, Skorpionas. Kokia metų tendencija arba pagrindinė metų tema nusimato šiemet Skorpionams. Žiūrėkit, vėl 4 lastos, eikit savo, šiais metais visi švesim. Nežinau, panašu, žinau, kad trečią kartą jau krenta trečiam ženklų. Gerai, Skorpionams, taip. Taip, Skorpionams iš tiesų irgi. Nu, šitie metai šiaip daugumai tikrai bus lengvesni, kaip sakiau, 26 bus nepalyginami lengvesni, sėkmingesni ir tokie, kaip, nežinau, lietuviško žodžio nebeprisimenu, smooth. Toks tarsi viskas sklandžiau vyks. Sklandesni, tiesiog, sklandesni. Tai vat Skorpionams irgi. Metai džiaukis gyvenimu, džiaukis savo tuo, ką turi, džiaukis žmonėmis, kurie yra. Gali būti, kad jūsų gyvenime ir ateis naujų žmonių, kurie atneš pozityvo, kurie atneš palaikymo, kurie atneš pagalbos, kažkokios bendrystės metai, vėlgi kažkokių naujų bendrų projektų gali atsirasti šiais metais, kurie irgi bus smagus, kur jūs įsitrauksit, norėsit juose būti. Tai tikrai Skorpionams irgi šitie metai, nu, va tiesiog gyvenk, kvėpuok, būk, eik, daryk, atsipalaiduok ir ateis viskas susidėlios taip, kaip turi susidėlioti. Tai va, tai tokia labai faina žinutė. 4 lasdos. Džiaukis gyvenimu, džiaukis, tu esi vertas, užsitarnavai ir tiesiog žiūrėk viską paprasčiau. Neužkrauk, negalvok, nepersistenk. Duok savo, pagaliau paleisk visus ten dalykus ir duok savo džiaugsmo, duok savo šviesos. Tai ačiū Skorpionams, labai smagu matyti tokias kortas. Gerai. Kas dar liko pas mus nepakalbėtas, dar Šaulys. Taip, Šaulys.
kokia metų tendencija arba kokia metų tema nusimato šauliams šiais metais. Oho, čia šauliams kaip davė. Gerai. Nepameskit galvos. Ok? Atsiprašau, šauliams. Nepameskit galvos. 7 taurės, visko daug. Ir atsiranda toksai kartais pernelyg vaikiškas požiūris į viską. Tarsi pernelyg supaprastinė viską. Tai iš vienos pusės pasiimk tai, kas tau iš tiesų reikalinga. Bet šie metai gali atnešti labai visko daug ir kitą kartą atrodys, kad net iki chaoso ateina viskas. Tiek daug visko, tiek daug naujovių, tiek daug pasiūlymų, tiek daug galimybių, šansų ir viso kito. Tai labai svarbu atsirinkti. Labai protingai atsirinkit. Labai protingai įvertinkit galimybės. Kai visko labai daug, tai būna nuvarai kažkur iš šono ten ir po to jau nebežinai, kas esi. Tai nepameskit galvos. Jūsų šių metų žinutė, šių metų tema, nepamesk galvos, suvaldyk procesus. Nepamesk galvos, suvaldyk procesus. Nepasiduok tam tokiam, visko noriu. Žmogus būna toks, žinai, kaip vaikas saldainių parduotuvėje atėjęs, visko nori. Visko, man visų po vieną. Žinot, nepadarykit šito dalyko. Nepadarykit šito dalyko. Man visko po vieną. Kai sako, ne man, bet tam, kuris tai sako. Tai tarsi nežinai, ko nori, nežinai, už ko griebti. Tai tiesiog šitie metai labai daug visko duos ir labai protingai reikėtų išnaudoti galimybės. Neatmesti jų vienas dalykas irgi. Nebūti apatiškam tom dovanom, kurios ateina iš pasaulio, bet ir tuo pačiu neprisimkit per daug. Įvertinkit savo galimybės, įvertinkit savo apskritai norus, įvertinkit savo apskritai realybę ir tiesiog toksai busit, šiais metais jūs tiesiog bus tokie išplaukę. Ir galbūt patarimas yra, iš vienos pusės šitą kortą sako, tarsi džiaukis, nes labai daug tau duoda, iš kitos pusės nepamesk galvos, nepamesk, žiūrėkit, čia mes tiek visko daug, čia ir kažkokios gėlės, ir brangakmeniai, ir gyvatė, ir lapai, ir karūna vos ne, ir čia, ta prasme, ir tu nebežinai, už ko griebti. Nepamesk galvos, nebūk toksai, kaip sakant, pasikėlęs, susireikšminęs, nes fortūna vienam duoda, o po to jau kitam duoda. Tai išnaudok tą laiką, kuris yra tau labai sėkmingas, tau tarsi seksis, bet nesusireikšmink dėl to, Tai čia tas momentas irgi labai svarbus. Nepamesk galvos, nesusireikšmink, išlaikyk blaivų protą tiesiog tame gausos sraute, kuris pas tave šiemet ateis. Labai faina žinutė skorpionams. Ačiū, kad žiūrite. Tikiuosi ir bus taip, kaip sako kortos. Taip, kas mums dar liko? Vandenis. Vandenis. Net nespėjau paklausti. Kokia bendra vandenio tendencija vandeniams šiais metais arba pagrindinė tema. Bet iš to, kas iškrito magas, tai vandeniai šiemet tikrai išnaudokit visas savo galimybės, vidinius savo resursus, vidinius talentus savo. Tikrai jūs sugebėsit išlaviruoti iš visų situacijų, kurios jums čia pat bus pametėtos šiais metais. Čia jums pametės, tai tikrai labai visko daug. Vieniems tai išsispręs sveikatos kažkokios problemos. Su sveikata dirbsit šiais metais ir sėkmingai išsispręs jūsų bėdos. Kažkam teks dalyvauti kažkokiose konfrontacijose, apginti kažkokį savo projektą, kažkokią savo mintį. Šiaip gan intensyvūs metai nusimato ir jie bus sėkmingi, jeigu jūs sugebėsite dalykus transformuoti ir pamatyti per teigiamą prizmę. Jeigu tai, ką šiemet gausit, sugebėsit pamatyti per teigiamą prizmę,
o neįkrisit į negatyvą, viskas išsispręs teigiamai. Bet viskas šiais metais, žiūrėkit, magas jisai daro, ką nori. Jam visos stichijos paklūsta. Tai reiškia, viskas šiais metais priklausys nuo jūsų. Ir ginčių baigtis, ir kažkokie ten, jeigu dalyvausit kokiuose konkursuose, kur ten reikės save parodyti, atstovėti, ar apskritai kažkur eisit darbą ieškotis, ar galų galės sveikatos kažkokias problemas spręsitės, kas irgi čia yra labai. Jo, tai tiesiog išlaikyti šaltą protą ir gebėti į dalykus pasižiūrėti per teigiamą poziciją. Kad ir kas vyksta gyvenime, reiškia, jums reikėjo per tai pereiti. Ir tikrai nusimato labai labai intensyvus metai, labai daug visko vyks. Tiesiog tame gebėti lankščiai judėti. Jeigu išlaikysit tą lankstumą, gebėsit prie situacijos prisitaikyti, nebandysit galvą pramušti sienos, ten jau, žinot, kaip užsispyręs bėga, duoda į sieną ir jau kas bus, tas bus. Tai šito nereikia šiemet. Šiemet yra tokie metai, kada reikia mąstyti blaiviai, aiškiai, suvokti ir pirmiausia pagalvok, tada daryk. Bet čia yra labai tokia irgi faina žinutė. Šiemet pagalvok, o tada daryk. Nereikia veikti iš impulso. Nereikia veikti iš emocijos. Nereikia veikti iš kažkokių ten negatyvų. Pirmiausia, įsigilink, išsiaiškink, kas tai yra, apie ką tai yra, elkis lankščiai, atsargiai, nebandyk kažkam tai lipti per galvas per daug, nebandyk kažkaip tai desperatiškai elgtis, iš kažkokio impulso ten veikti. Ir tada viskas bus gerai. Reiškia, viskas priklauso nuo tavęs. Žiauriai geri metai iš tikrųjų, kada viską gali pats valdyti, kada tikrai gali pakeisti dalykus ir tikrai šie metai nusimato transformacijos metai, kur tikrai netgi jūsų asmenybė gali pasikeisti, asmenybės brandos metai. Tikrai tokių gausit pamokų, kurias jeigu išmoksit ir pereisit būtent su, kaip sakau, šalta galva, ne iš kažkokio ten, dabar aš tau parodysiu, ateik čia dabar, pasimatuosim pas ką čia daisi, kas čia darosi. Tai jeigu veiksite protingai, apgalvotai, apmąstytai, tai viskas baigsis gerai ir tikrai transformacija ir rezultatai šių metų jūs pačius nustebins. Taip, fainai. Ačiū, Martelė. Žiūri, labai graži korta. Taip. Gerai. Kas dar nebuvo? Ožiaragis. Gerai, šių metų tendencijos arba pagrindinė tema ožiaragiams. Pagrindinė tema ožiaragiams. Gerai. Ožiaragiams, taip. Ožiaragiams tai galiu pasakyti, kad tikrai vidinės brandos, vidinio žinojimo metai, aiškumo ir sako, veik gudriai, apgalvotai. Tu turi pranašumą, bet veik su tuo pranašumu atsargiai ir tikrai šiemet jūs bus sunku, sudėtinga išmušti iš pusiausvyros. Kad ir kas tam gyvenime atsitiktų, pirmą galvok, tada daryk. Toksai tarsi veik iš adekvataus sprendimo. Toks tarsi brandos metas, vidinio žinojimo, suvokimo, labai daug gali ateiti kažkokių labai stiprių momentų, galbūt šiemet jums nebus, bet vidinių suvokimų gali būti labai daug. Tai mokymosi, kažkokio mokymosi, augimo, tobulėjimo, nes žinia ateina mokytis karminių pamokų. Tai labai didelė tikimybė, kad kažkokią gausit karminę pamoką, kuri jau šiaip jūsų laukia ten eilėje. Siela ateina mokytis, žinom šitą. Tai šita karminė pamoka jau, kaip sakant, pending, in progress. Tai ta prasme, jinai jau laukia. Kada jinai gali įvykti. Tai šiemet labai didelė tikimybė, kad kažkokią karminį dalyką išryšit ir kažką labai stipraus suvoksit apie pasaulį, apie save, apie jūsų pančią aplinką, nežinau, ten pakeisit požiūrį, pakeisit apskritai gyvenimo būdą.
permąstysit, pergalvosit savo gyvenimą iki šiol. Vat kažkoks galbūt momentas atsitiks jūsų gyvenime, kur atves jūs į ieškojimą, į savęs supratimą, ieškojimą, pažinimą. Tai vat šitie metai labiau jūsų ožiaragiai ves per vidinius momentus. Per vidinius momentus, per vidinius suvokimus, per kažkokį vidinį išmokimą, per supratimą, per žinojimą. Ir iš kitos pusės vėlgi, naudok savo žinias atsakingai. Su gale elkis atsakingai. Kaip sakant, šitie metai yra tokie, geriau mažiau rankoje, negu labai daug kažkur neaišku kur. Tai vat tokie išminties, brandos ir stabilumo metai. Iš tikrųjų, stabilumo, nes žinia yra stabili korta, jinai sėdi. Jinai sėdi tarp dviejų, pas ją yra ir juoda, ir balta, ir kažkokios ten granatai, ir kažkas jos užnugaryje. Ir jinai žino, kas yra kas. Jai nereikia aiškinti, jinai žino, kas yra kas. Tai vat savo to vidiniu žinojimu jūs ir vadovaukitės. Net tai atves jūs iš tikrųjų į labai gerus sprendimus šiandien. Ačiū ožiaragiams, labai fainos žinutės. Gerai. Ko dar mes neturėjom šiandien? Žuvis, ne? Gerai, kokie metų pagrindinė tema arba tendencija nusimato žuvims? Geras, šitas geras. Pajudėsit iš mirties taško. Jeigu jautėtės iki šiol užstrigę, šiais metais pajudėsite iš to taško. Taip. Pajudėsite iš taško, kuriame buvote įstrigę. Jeigu kažkur jautėtės pakibę, jeigu jautėt, kad darot ir nesigauna, nesidaro niekas, kažkaip bandai ir niekas iš to neišeina. Tai šitie metai jums yra išrišimų, iš atstrigimų ir pajudėjimo į priekį metai. Tai būtent žuvims ir turėtumėt pajausti, kad viskas tarsi atsiriša. Jau metų pradžia jau galit pajausti tas energijas, kaip viskas tarsi atsiriša, kas buvo užrišta, kas buvo sustabdyta, kas buvo tarsi prieš jūsų valią kažkaip tai sustingę. Tai jeigu jautėtės sąstingyje, tai šitie metai yra atstrigimo, išrišimo, paleidimo ir išjudėjimo iš to užstrigusio taško metai. Galbūt pernai metai buvo labiau tokie apmąstymų metai, galvojimų, tai kur čia pasukti, tai ką čia daryti, tai kas dabar toliau, arba kažką bandė daryti ir tas tarsi savaime atrodo nesigauna, tarsi kažkas tai deda bloką, tarsi kažkas tai iki galo neišsiriša ir va tada toksai, apie ką čia yra. Ir toksai, gerai, tada nežinai, ką dar galėčiau, ką man dabar su to visu daryti, ne? Atrodo, tada galvoja žmogus taip, ne? Kad, ką jam dabar su to daryti, tarsi daro ir niekad nesigauna kažkas. Tai dabar 26 jums bus tikrai išjudėjimo ir pagaliau atsipalaiduos visos energijos, atsipalaiduos visokie jūs ryšio stabdė blokai ir tikrai galit padaryti šitą ritualą ir užsidegę žvakę tiesiog padėkoti 25 metam už visas pamokas ir už visus dalykus, kuriuos davė ir pajausti tą energijos išjudėjimą, kad dabar energija jau išjuda iš sąstingio ir jūs pradedat eiti ten, kur turėt eiti. Tai reiškia, turėt išlaukti savo laiko, kažkodėl tai buvo sustabdyti ir turėt išlaukti savo laiko. Tai dabar tas laikas yra jūsų, tikrai ir išnaudokite šitos metus. Taip, svarstyklės. Šių metų pagrindinė tema arba tendencija svarstyklėms. Kokia pagrindinė šių metų tema arba tendencija nusimato svarstyti. Geras. Taip, ar dar kažkas? Žiūrim. Matau truputėlį mažiau kortų duokit. Metų tendencija svarstyklėms. Gerai, krenta net.
labai jau nori pasakyti kažką, tai pakelsim. Aha, gerai. Taip, tai panašus svarstyklės, kad šiemet tikrai turėsit ką veikti. Tikrai turėsit ką veikti, labai daug pastangų dėsit į kažkokį tai projektą. Ir ką jums sako kortos? Šiemet nepervark, nesudegink savęs, neperdegink savęs, nesudegink savo resursų, pasirūpink savo sveikata. Tai va, tokia tendencija iš tiesų svarstyklės tikrai labai šiemet turėsite daug veiklos, daug darbų, daug visokių reikalų jumise bus ir daug visokių užduočių ir sieksite kažkokio tai konkretaus tikslo. Šiemet tikrai bus susikoncentravę į dalykus, jausis ir nuovargis ir tikrai toks atrodys perteklius, jau visko per daug. Tai tiesiog neperdeginkit savęs, kad nesusirgtumėt ir jūsų sveikata nepablogėtų. Tai būtent svarstyklėms va šitas toksai patarimas. Nesudegink savęs šiemet, nes tikrai turėsi ką veikti. Turėsi. Ir gali būti, kad šiemet viso ko rezultato dar nepasimatys, kas irgi dar gali toksai, tarsi būti, kad darai ir niekas nesidaro. Gerai, o apskritai bus rezultatas viso to, ką jūs darysit šiandien, ar jisai vėliau ateis? Tai panašu, kad tikrai rezultatas ateis, 6 lazdos, tai tikrai yra pergalės korta. Va, joja, žiūrėkit, užsidėjęs. Tai tiesiog dar šiemet tų lauktų rezultatų nebus ir tiesiog reikia save įsižeminti, kad dar truputėlį reikės pabūti su tuo, dar reikės padirbėti, dar reikės savęs atiduoti, dar reikės daug energijos investuoti ir nesudeginkit savęs, nes rezultatas ateina, jis yra pakeliui, 6 lazdos tikrai yra rezultatyvinė korta. Ir tiesiog matot, nepaleisk, sako, nes kada ateina apatija, tau siūlo visą tą dovaną ir tu nebematai jos. O tas viskas gali išsiversti jums į labai didelius dalykus. Tai tikrai šių metų didžiulis darbas atsipirks vėliau. Jis tikrai atsipirks. Tai nesudegink savęs. Žinokit, kad viskas, ką jūs darysit šiemet, duos rezultatų, kad ir kaip jūs nuvargsit šiemet ir sakysit, kad norit galbūt viską mesti, dar kažką tai ten veikti, bet nepasiduokit. Tai šių metų tokia mantra, nepasiduok, nes rezultatas ateina. Tai tikiuosi, kad tikrai atlaikysite svarstyklės ir tikrai turėsite šitą įdirbį, paversite savo puikiais rezultatais. Tai ką? Ačiū visiems ženklams, ačiū visiems, kas žiūrite ir pasimatysime kitame video. O jeigu norite užsisakyti individualią konsultaciją, tą galite padaryti parašę elektroniniu paštu sveiki@angelų skaičiai.lt. Ačiū, iki.